Tame partijos sąraše esančius kandidatus. Tai šiandieną turime dar prisijungę prie mūsų debatų regionų partija ir pirmininkas Jonas Pinskus ir Lietuvos žaliųjų partija Ieva Budraitė. Tai aš pirmiausia, kadangi visi jau čia vienmandatininkai prisistatė, o vienmandatininkai atstovaus ir partijas šitame etape, tai taip nusprendėm taupydami laiką ir ko gero niekas neprieštaraus, kad dabar dar trumpai pasiklausysim Jono Pinskaus ir Ievos Budraitės, kurie pristatys save ir savo atstovavimas organizacijas, užduosiu porą klausimų ir tada jau pereisim prie diskusijų, ką aš minėjau, kad pirmoji bus apie saugumą. Ir aišku, vėliau visi kiti diasporai labai aktualūs klausimai, kurie būtini aptarti šitose debatuose. Truputėlį laikė, kadangi mes čia užtrukom su vienmandatininkais, tai gal kiek trumpesnis bus etapas, bet manau, kad spėsim viską čia išsidiskutuoti. Tai gerai, tai Ieva, gal nuo jūsų pradėkim. Žaliųjų partija, Ieva Budraitė, prašau. Prisistatykit ir pristatykit organizaciją savo. Taip, gal imkit tą, kad nebūtų problemų. Labadiena visiems, mano vardas Ieva, atstovauju Lietuvos žaliųjų partiją ir kadangi mus labai dažnai painioja su Lietuvos valstiečių sąjunga, tai pabrėšiu, kad esam dvi atskiros tarpusavėje nesusijusios organizacijos. Mūsiškė identifikuoja save centro kairės politiniam spektre ir kelia tris esminius klausimus. Pirmasis yra klimato krize. Mes dėja, bet nematome Lietuvoje pakankamai ambicingos ir aiškios strateginės klimato politikos. Matom tik tai kiekvienais metais vis labiau silpnėjančius aplinkosaugos rodiklius, ar žiūrėtume į Baltijos jūros būklę, ar žiūrėtume į miškų būklę, matome krentančius paukščių indeksus ir daugybę kitų rodiklių rodančių, kad šioje srityje daroma labai mažai. Antras mūsų esminis klausimas keliamas yra socialinis teisingumas. Čia šiandien buvo labai daug kalbama, kaip gyvenimas Lietuvoje gerėja. Taip jis gerėja, bet toli gražu nepakankamai. 1 iš 5 žmonių Lietuvoje vis dar gyvena arti skurdo ribos. Daugiau negu pusė dirbančiųjų Lietuvoje gauna 1000 arba mažesnį atlyginimą į rankas ir tai tikrai nėra tos sąlygos, kuriomis turėtume ir norėtume gyventi. Tai mes kalbame apie tai, kad kiekvienam lietuviui, nesvarbu iš kokio socioekonominio sluoksnio jis būtų, nesvarbu kurioje Lietuvos vietoje begyventų, visos paslaugos pradedant švietimo, baigiant kultūros ir sveikatos apsaugos būtų prieinamos vienodai. Ir trečias mūsų esminis programos dėmuo yra žmogaus teisės ir pagarba joms. Esame įsitikinę, kad taipogi nesvarbu apie kokį žmogų su negale ar sveiką, nesvarbu, kurios etninės kilmės kalbėtume, jam vienodai turi būti sudarytos orios gyvenimo sąlygos. Na, o aš pati esu 32 metų, vadovauju mūsų Lietuvos žaliųjų partijai, kuri Lietuvoje veikia jau 10 metų. Esu baigusi politikos mokslų bakalauro ir magistro laipsnius Vilniaus universitete VU TSPMI. Pernai turėjau galimybę stažuotis Jungtinių Amerikos valstijų valstybės departamentų kvietimu aplinkosaugos ir energetikos politikos klausimais. Dalyvauju rinkimuose, nes matau, kad dėja, bet nepaisant to, kokius naujus veidus beišrinktume, mūsų politinė kultūra nepakyla. Mes vis dar kamuojamės su įvairiausiomis intrigomis, mažareikšmiais klausimais, o atsakymo į klausimą, tai kokia turėtų būti Lietuva po 10, 20, 50 ir 100 metų ir kaip tai užtikrinti, dėja negirdime. Tai ateinu tam, kad pasiūlyčiau savo žinias, kompetenciją ir ryžtą šiuose 3 dalykuose. Ačiū. Taip, Ieva, ačiū. Viena iš jūsų partijos žinučių, tikrai žali. Taip, jinai skamba. Jūs pati paminėjot, kad maišo jūs labai dažnai painioja su valstiečiais žaliaisiais ir ko gero tai yra problema. Kaip jūs tą skirtį įvardintumėt, kad žmonės, tokią aiškę ribą, kuo jūs skiriatės nuo valstiečių žaliųjų, nes valstiečiai žalieji turbūt irgi dalis jų galbūt kalba kažkokiom panašiom temom, arba bent jau turėtų kalbėti kaip ir jūsų, bet tas esminis didžiausias skirtumas.
Kaip jūs paaiškintumėt? Valstiečių partijai vadovauja oligarchas, žemės ūkio oligarchas, kuriam toli gražu ne ekologiškas ūkininkavimas svarbu, jam svarbu atstovauti žemės savininkų interesus ir nesirūpinti tuo, kaip su ta žeme yra elgiamasi. Tai viena skirtis. Antra skirtis žmogaus teisų politikoje. Mes esam progresyvi organizacija, mes gerbėm kiekvieną žmogų, nesvarbu ar jis moteris, ar jis vyras, nesvarbu ar jis hetero ar homoseksualus. Tuo tarpu Valstiečių partija yra sakyčiau, dogmatiška, besivadovaujanti turbūt klerikaliniais standartais, o ne žmogaus teisų. Kitaip sakant, jūs, jeigu taip aiškumas, kad būtų, jūs esate tos Europos žaliųjų tokie idėjų propaguotojai. Taip, mes esam klasikinė žalioji partija, kurią galite matyti ir Didžiosios Britanijos kontekste politinėme. Atstovaujam, kaip minėjau, centro kairės politinę ideologiją, o žmogaus teisų srityje esame progresyvūs. Esat maži, mažos galimybės, būkime objektyvūs ir sąžiningi. Tikitės, kad jūs 5% perlipsite barjerą Seimo rinkimuose? Europos parlamento rinkimuose mums iki mandato pritrūko mažiau negu 1%. Tai mūsų raumenys, sakykime taip, kaip politinės organizacijos auga, juo labiau, kad Lietuvos politinėme žemėlapyje matome arba korumpuotas, arba susikompromitavusias politinės partijas su visa pagarba kolegoms, kurie čia yra. Tai tą liudija ir čekiukų skandalai, kurie Lietuvoje vis dar tyriami, tą liudija ir politinės korupcijos šešėliai. Tai man atrodo, kad Lietuvoje ir ne tik visiems lietuviams atsibodo ta dabartinė žema politikos kokybė, sprendimų priėmimas ne duomenimis grįstais įrodymais, o kažkokiom nuojautom, įsivaizdavimais. Tai mes norim tą naują politinę kokybę ir pasiūlyti. Tai gerai, Ieva Budraitė, viena partijos narė, kas dar, kas ten apskritai už jūsų dar yra, arba su jumis, kas po tą žaliųjų partijos vėliavą keliauja, galėtumėt kokių pavardžių pavardinti, žinomesnių gal žmonių, kokių turite? Iš 114 kandidatų pas mus dalyvauja 7 mokslų daktarai. Pirmajame dešimtuke pamatysite jaunus žmonės, kuriems 20-30 metų, tai yra specialistai, baigę mokslus tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Tai galėčiau įvardinti daktarę Ingą Popovaitę, sociologę, kuri baigė mokslus Amerikoje, dirba šiuo metu Lietuvoje. Trečiu numeriu kandidatuoja taip pat daktarė Helga Marija Kauzonė, sveikatos sektoriaus specialistė, toliau rikiuojasi Rasma Pažemeckaitė, Romų bendruomenės pirmininkė. Mes ko gero esam pirmoji partija, kuri kelia Romų tautybės žmogų taip aukštai sąraše, konkurencingoje vietoje, ne kur nors dėl varnelės gale. 5 vietoje Karolina Kukliauskaitė, ir jeigu girdite, ką aš vardinu, tai turbūt suprantate, kad 5 pirmos kandidatės yra merginos ir moteris ir tik po jų rikiuojasi vyrai. Tokiu sprendimu mes norime pasiūsti žinutę, kad Lietuvos politikoje ir sprendimų priėmimo zonoje, sakykime taip, moterų vis dar yra nepakankamai ir nuo to kenčia ta pati sprendimų aprėptis ir jų kokybė. Gerai, aš noriu šiek tiek pasiaiškinti apie šią partiją, šiek tiek daugiau, kad visi čia mes aiškumo daugiau turėtume, ne, kadangi tai yra pakankamai dar naujas darinys, nauji žmonės, tai dėl to tie klausimų uždavinėjau. Bet dar vienas esminis klausimas yra šitoje apygardoje, štai mes esam pasaulio lietuvių apygardoje, ar ne, nu vat, ką jūs galėtumėte duoti šitiem žmonėm, apie ką jūs... kas tie yra jūsų tikslai, kalbant apie pasaulio lietuvius, apie žmonės gyvenančius emigracijoje, apie diasporą Lietuvos? Man atrodo, diaspora vienodai lygiai yra suinteresuota tuo, kad aplinkos kokybė Lietuvoje išliktų kaip įmanoma geresnė. Šiuo metu tam yra iškilusi grėsmė. 1 iš 12 žmonių Lietuvoje miršta dėl oro taršos. Nežinau, ar esat girdėję šitą faktą, ir tai lemia tai, kad mes vis dar nemokame padaryti reformų transporto srityje, energetikos srityje, pastatų valdymo srityje. Mes vis dar nemokame gyventi be iškastinio kuro. Tai vienas iš mūsų prioritetų yra tai.
Ir manau, kad tiek lietuviai gyvenantis mūsų šalyje, tiek užsienio lietuviai nori sugrįžti ir matyti mūsų šalį tokią pat žalę, kokią ir paliko. Šiuo metu miškų valdymo politikoje yra labai daug skylių, turbūt girdite iš socialinės erdvės apie nelegalius miškų kirtimus ir kitas aplinkybės, tai mes norime čia padaryti tvarką. Ačiū, Ieva Budraitė, Žaliųjų partija. Taip, ačiū. Ir dabar Jonas Pinskus, regionų, Lietuvos regionų partija. Prašau jūsų prisistatymus. Labadiena visiems. Man didžiulė garbė dalyvauti jūsų forume šiandien. Londone atvykom vakar su žmona iš Vilniaus ir tiesiog norėčiau pristatyti pats ir pristatyti savo komandą. Esu Jonas Pinskus, regionų partijos pirmininkas, regionų frakcijos seniūnas, Seimo narys, regionų partijos seniūnas Seime ir Seimo narys. Su manim šiandien taip pat dalyvauja partijos pirmininko pavaduotoja Živilė Pinskuvienė. Gėlės stiprina draugystę. Taip pat Prašau. su mumis šiandien dalyvauja ir regionų partijos Londono skyriaus pirmininkė Jūratė Prelgauskienė. Kaip matot, komanda mūsų didžiulė. Esam o iš tikrųjų greičiausiai auganti partija Lietuvoje. Šiai dienai mes skaičiuojam 7300 narių. Ir pagal narių skaičių esam 3 vietoje po tų didesnių partijų. Tuo metu, kai kitos partijos mažėja, mes iš tikrųjų labai augam. Tas mane labai džiugina, nes tas problemas, kurias mes keliame Vilniuje, keliame visais klausimais, jos labai aktualios, jos labai susišaukia su visuomenė. Ir kas svarbiausia, kad apie Lietuvą, kai mes kalbam ir, pavyzdžiui, girdim dabar, kai giriasi valdantieji, ir sako, kad iš tikrųjų ir laimės indeksas didžiulis, ir ekonomika auga, bet mes galim augti žymiai greičiau, kadangi tiesiog faktai maži. 450 milijonų ES pinigų nesisavinta praeitais metais. 1,5 milijardo regioninių pinigų vėluoja beveik 3 metus. 4 milijardai, iš kurių 2 yra paskoliniai, jau galėjo būti irgi įsilieję į ekonomiką. Galite įsivaizduoti, kokie tai pinigai, kaip jie sugrįžtų per biudžetą ir kaip mes galėtumėm finansuoti įvairias programas. Ir tas visas momentus, reiškia, gaunant tokius pinigus. Ir, pavyzdžiui, dar vienas momentas, kuris mane labai, kaip pasakyti, neramina. Įsivaizduokit, dabar šiai dienai Lietuvoje yra beveik 200 000 imigrantų. 200 000 imigrantų. Ir statistika, kad 2050 metais pagal šitą demografinę situaciją, kokia yra, Lietuvos kaip tautinės valstybės nebeliks. Ir kodėl įsikūrė regionų partija? Todėl, kad dauguma žmonių, kurie emigravo, neemigravo iš Vilniaus. Aš manau, kad dauguma iš jūsų emigravo iš regionų. Atvažiuodavo į Vilnių, nerasdavo darbo ir emigruodavo, nes tokios buvo ekonominės sąlygos, reikėjo kažkaip išgyventi. Dabar, aišku, svarbiausias momentas ir negalime programų statyti į ateitį. Mes turim dirbti, kad ekonomika būtų tokia, kad jums visiems būtų patogu ir gera ir oriai gyventi lygiai taip pat kaip čia Lietuvoje. Kad mūsų tautinė valstybė išliktų demografinėje toje situacijoje. Ir mūsų pagrindinė programa atskirties mažinimas regionuose ir ekonomikos skatinimas. Ekonomikos skatinimas per tuos europinius pinigus. Ir aš labai dažnai paminiu tokį faktą, kai mes su ekonomikos komitetu nuvažiavom į Lenkiją, susitikti su kelių direkcija ir klausykit, jūs paaiškinkit, kaip jums pavyko kelius Lenkijoje padaryti geresnius negu Vokietijoje. Jūsų keliai buvo blogesni negu pas mus Lietuvoje. Pasirodo, jie įkūrė fondą, per tą fondą finansavosi ir darė tos kelius ir 85%
jiems sugražindavo pinigų Europos Sąjunga. Tai, suprantat, jie už Europos Sąjungos pasidarė kelius. Bet netgi ne tas faktas mane labai nustebino. Bet jie sako, mes per kelius ir išsprendėm regioninės problemas. Kaip? Padarėm kelius vietoj žvyrkelių, paskui tos kelius pradėjo eiti verslas, paskui verslą pradėjo eiti žmonės, paskui žmonės atsikurt mokyklos, darželiai ir poliklinikos ir ligoninės. Ir mes dabar iš tikrųjų klestim, jie dabar vadinasi, ten nežinau, čiut ne Europos Singapūras, tuoj bus tokios prognozės. Tai iš tiesų, o mūsų valdantieji ir dabartiniai, vietoj to, kad mes surinkam akcizo 1,2 milijardo, keliams išskiria tik 550 milijonų. Tai mūsų keliai dabar ne tik, kad negerėja, bet arba tokios pat būklės, arba iš vis blogėja. 70 tiltų avarinės būklės. Apie kokį karinį mobilumą mes galim kalbėti, jeigu neduok Dieve, turbūt kalbėsim apie saugumą, jeigu neduok Dieve kažkas tai tokio, tai tik tai karinis mobilumas gali mus išgelbėti, kad greitai galėtų atvažiuoti pas mus pagalbą. Čia ne jokį tanko mes nepravešim per jokį tiltą. Jis tikrai sugrius, jau sprogdinti nebereikės. Tai suprantat, yra iš tikrųjų daug problemų ir regioninių. Ir jūs, manau, tie žmonės, kurie emigravote iš regionų, jūs ir norėtumėte turbūt sugrįžti į savo gimtą kraštą. Bet ten turėti visas puikiausias sąlygas, oriai gyventi, kad gyvenimo kokybė būtų tikrai neblogesnė negu čia. Ir dabar, jeigu mes dar tęsim šitą visą tokią... Jau į pabaigą, ponia Pinskų. Tęsim taip, kad niekas, tipo mes čia imituojam, kad sugrįžkit, bet nieko nedarom. Tai dabar jau, kaip man teko ir su Londono skyriaus pirmininkė bendrauti, ir su mūsų kandidatė čia vienmandatinė Jelena Masiukė, apie ką aš dabar turėčiau gal truputį daugiau laiko papasakot. Tai jums reikėjo apie ją pasakot, jūs apie kelius pasakojat. Suprantat, mums buvo skirta partijom 1,5 valandos. Jūs padarėt beveik 2,5 valandas vienmandatininkams. Tai jums reikėjo vienmandatininkė savo leisti, o ne pačiam. Dar pasakyti ir apie Jeleną Masiukę. Iš tikrųjų, Jelena Masiukė buvo Lico miesto, gyveno daug metų, 15 metų Lico mieste, buvo bendruomenės pirmininkė ir su kai kuriais bendravau pažįsta. Ir iš tiesų po šios dieninių debatų, aš jums taip labai nuoširdžiai pasakysiu, balsuokit už Jeleną Masiukę, nes jinai iš tikrųjų yra geriausia, palyginus su tais visais debatais. Labai gaila ir labai atsiprašo, kad jinai negalėjo dalyvauti čia, kadangi su artimaisiais turėjo ten truputį, bet tikrai ruošiasi važiuoti kartu su mūsų visa komanda čia. Reikėjo bent kokią nuotrauką atsinešti, Jonai, nu, ką nors, kaip dabar čia taip šneka, su žmogu, kurio mes nematėme. Masiukės ir mano garantijos, kad jinai yra geriausia kandidatė jūsų vienmandatėje. Dabar pašnekėkime apie jūs, ne apie kelius ir ne kažką kitą. Kilo žmonėms toks klausimas, kodėl jūs su žmona nusprendėt atvykti. Nu, kad nebūtų viskas taip čia tik apie rimtus dalykus. Labai myli savo vyrą. Ar ne? Palikti negali, sako žmonės. Gerai. Nu tikrai, tokio klausimo sulaukiau, tai turėjau užduoti. Dabar apie kitus dalykus. Ideologiškai, kuo Lietuvos regionų partija... Mes esame už tradicinę šeimą ir iš tikrųjų džiaugiamės, kai šeimos yra stiprios ir važiuoja, bendrauja ir dirba kartu. Atsakymas politinis. Kuo jūsų partija skiriasi nuo Nemuno aušros partijos ideologiškai? Nu, jūs sulyginot su rudmarškiniais. Man tiesiog Nemuno partija tai atrodo kaip Hitlerio partija. Taip pat rudos spalvos rudi marškiniai. Taip pat Hitleris pradėjo nuo tokio antisemitinių pareiškimų prieš žydus. Tai ir suprantat, ir tas šmeižimas, kalbėjimas, melavimas apie visus, mus turbūt visus, tai jūs net nelyginkit mūsų regiono partijos, nes mūsų ir kultūra ir vertybės yra visai kitokios. Tai ne aš čia lyginu, čia žinokit, net ne mano klausimas, kažkam kyla tokių klausimų iš jūsų rinkėjų, tai ko gero kyla. Tai jie tai šneka apie tą patį, ką ir jūs, tautinė valstybė, imigracijos problemos, kelių gal nemini. Matot, kadangi daug visokių tokių panašių dalykų, tai kaip dabar tam rinkėjui atskirti? Koks skirtumas, Žemaitaitis ar Pinskus? Matot, tiek Žemaitaitis, tiek Širinskienė buvo mišrioj grupiai arba regionų frakcijoje
kur aš buvau seniūnas, tai jie kaip ir tokie truputį nusibežinavo labai daug mūsų programinių nuostatų, bet mes tikrai nesam antisemititai, mes tikrai nesam prieš žydų tautą, mes iš tiesų esam už regionus, jie to neakcentuoja, mes matom, kad Lietuvos išsigelbėjimas yra per regioninę politiką, negali būti, kad kai kuriam regione netgi atlyginimai skiriasi iki 40%. Tai negali tai būti. Ir vien Vilnius daro, tik tai BVP sukuria 40%. Tai vis tiek jisai turi pasiskirstyti ir per visą, kad visur darbo vietos būtų ir gamyba ir taip toliau. Tai tikrai mes labai skiriamės nuo Žemaitaičio. Dar vienas toks iš auditorijos buvo: sveiki atvykę į Londoną, čia taip jūs sveikina. Ačiū labai. Daugiakultūrinį miestą, kuriame save atranda ir savo ateitį kūrė asmenys iš viso pasaulio, įskaitant Lietuvos, nepriklausomai nuo jų odos spalvos, religijos ar lytinės orientacijos. Kaip jaučiatės? Puikiai. Ar patinka jums šis miestas? Puikus, gražus miestas. O žmonės? Žmonės tuo labiau. Gerai. Gerai, ir tą patį klausimą, ką Ievos Budraitės klausiau, kokį jūs tikslą keliate, štai kalbant apie pasaulio lietuvių bendruomenę ir apie šitą apygardą, ir ką jūs čia jiems galit pažadėti. Ir tada jau pereisim prie... Aš jums galiu pažadėti, kad sukursim labai gerą, gražų oro gyvenimą Lietuvoje. Grįžkit, prašau. Taip, gerai. Tai dabar mes turim, jau nebepristatinėsiu iš naujo visų partijų, ne visų, aišku, jų yra daugiau, bet tikrai nemažos dalies, didžiosios dalies partijų atstovus. Pirmoji tema yra saugumo tema, kas yra visiška aktualija dabartinė, ar ne? Ir aš noriu pradėti nuo... Gal aš vis atsisėsiu kažkur priešais jūs, nes man labai norisi jūs matyti. Čia matysis transliacija. Labai noriu matyti visus. Tai Ieva, gal truputėlį pasislinkit su Jonu į šoną. Taip, aš pradedam nuo tokios hipotetinės situacijos, hipotetinis scenarius, jis ne visai hipotetinis, tai yra įvykęs dalykas, tik to Lietuvoje dar nėra buvę. Pakomentuokit situaciją, kaip jūs elgtumėtės. Jūs esat Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas, arba bent jau narys mažiausiai, bet sakykim, kad jūs pirmininkas. Lietuvoje, kaip ką tik įvyko Latvijoje, nukrenta rusiškas Shahed dronas su sprogstamaisiais užtaisais. Skirtingai nei Latvijoje, čia yra esmė, dronas nukrenta ant degalinės pasienyje ir ten įvyksta sprogimas. Ką jūs darote? Aišku, visiems. Gerai, pradėkime iš eilės, Aušrinė, prašau. Galit diskutuoti tarpusavyje. Taip, reikės perduoti. Dėkui, ačiū. Galit dar pridėti prie šito scenarijaus, ką daugiau ar kitaip darytumėt dėl šalies saugumo situacijos, jeigu būtumėt išrinktas. Visų pirma, apie reakciją į tokią provokaciją, ko gero, čia taip galima būtų sakyti, galbūt buvo aiškinama, kad tai yra atsitiktinumas. Visų pirma, tuo metu sprendimą priima Lietuvos kariuomenė ir oro pajėgos. Tai reiškia, ne politikas, ne ministras, ne nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas tą daro. Latvija iš tuo konkrečiu atveju nusprendė nenumušti, ar nebuvo pakelta oro policija ir taip toliau. Lietuvių kariuomenės atstovų atsakymas buvo, kad mes būtume numušę šitą droną. Politikai, ką šitoj vietoj gali padaryti, ar ne, pasitikėdami kariuomenės sprendimais. Mes turim sudaryti tokias sąlygas, užtikrinti finansavimą ir reikalingas technologijas, kad tokių dronų apskritai čia neatskristų ir būtų kuo juos numušti, jeigu taip atsitinka. Tai štai dabar mūsų kadencijos pradžioje buvo skiriama 1 milijardas eurų gynybos finansavimui, dabar yra skiriami 2 milijardai 400 milijonų eurų. Mes įsigijame oro gynybos sistemas,
mes pagaliau, mano vertimu, gerokai per vėlai, pati tikrai buvau ta, kuri stengiausi kaip įmanoma daugiau atverti galimybės mūsų įmonėms, kurios gamina dronus ir tuos, kurie gali naikinti, ir tuos, kurie gali šnipinėti. Na, pagaliau įsileidžia kariuomenė šitas technologijas čia. Mums būtina kuo greičiau priimti Vokietijos brigadą, kuri atsiūs 4-5 tūkstančius karių su šeimomis į Lietuvą atgrasimui. Čia yra politikų darbas, yra politiniai sprendimai. Diasporos vaidmuo, diasporos įtraukimas. Konkrečiau trumpiau, mes neturim daug laiko, aš labai atsiprašau, tai prašysiu jūsų trumpai be išplėstinio. Į Londoną atvažiavom irgi, kad išsakytume savo poziciją. Taip, bet mes neturim 2 parų tam, tai kažkaip jūsų labai daug ir reikės kažkaip prie to prisitaikyti. Diaspora gali padaryti iš tikrųjų labai daug. Visų pirma, žmonės, kurie čia gyvena, jie gali konkrečiai Jungtinės, pavyzdžiui, karalystės politikams, ar ne, juos informuoti ir spausti, jog reikia didesnės paramos Ukrainai, Baltijos šalim, NATO, nesiskundžia. Jungtinė karalystė yra patikima strateginė Lietuvos partnerė. Bet visam pasauliu lietuviai tą gali daryti. Antras dalykas, kas jau vyksta, ir aš čia galiu tik nusilenkti ir padėkoti, yra didelės kampanijos paramos, ar ne, rinkimo, pabėgėlių priėmimo. Tas jau yra daroma ir čia tik tai, tęskim, nepailskim, ar ne? Ir trečias dalykas yra pasakoti savo kolegoms, šiuo atveju Britams, ar ne, čia kas gyvenate Londone, ar daug kas jau ir iš kitų regionų suvažiavo, apie tai, kas vyksta. Labai paprastai žmogiškai, ar ne? Tiesiog papasakokim tą istoriją apie visiškai out of the blue atskridusi į kaimyninę valstybę, ar ne, droną. Lenkijoje raketa pasiklydo, tiksliau nužudė 2 žmonės. Papasakom tokias istorijos. Ačiū. Ir aš dar norėsiu truputį pataisyti Pinskaus skaičius, nes jie buvo pakabinti. Gerai. Tarsi tiesa, nors skaičius, dalis iš jų buvo... Jūs galėsit pasakyti apie skaičius, pereisim prie to kito etapo. Dalia Asanavičiūtė, scenarijus ir diasporos vaidmuo. Visų pirma, čia jau mes kalbame ne tik apie provokaciją, aš klausimą suprantu, bet jeigu tai yra rimta grėsmė, ar ne? Tai praeitais metais buvo priimta Seime patvirtinama piliečių pasipriešinimo strategija, į kurią mano iniciatyva Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko palaikymų įtraukta ir diaspora. Tai yra jau metai laiko, kai diasporos organizacijos kartu su Krašto apsaugos ministerija, su Užsienio reikalų ministerija yra ruošiamos tokiam scenariui, jeigu nutiktų karinė padėtis Lietuvoje. Tai jau organizacijos lyderiai žino ir pasiruošę, ką daryti. Dabar mes turėjome jau prieš 2 metus tą realų scenarijų nutikus karui Ukrainoje ir aš jau po kelių dienų sujungiu visų diasporos organizacijų lyderius kartu su Ukrainos ambasadoriu, kartu su mūsų dabartiniu Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Laurynu į bendrą čatą, pokalbių langą ir mes visi kartu staigiai tarėmės, ko reikia, ką diaspora gali padaryti, ką gali siūsti, nes ginklų aišku negali siūsti, bet humanitarinę pagalbą, apsauginės liemenes, vaistus ir taip toliau. Ir skaičiai, UK lietuviai kartu su ukrainiečiais pagalbos Ukrainoje surinko 3 milijonus svarų. JAV lietuviai surinko $10 milijonų. Per visą pasaulį mūsų diasporos surinko apie 15 milijonų eurų pagalbos Ukrainai. Tai mes turime tą scenarijų, kuris, labai liūdna, bet gyvai vyko, taigi mes jau turim tos praktikos su diaspora dirbant, padedant Ukrainai, tai savo šaliai. Tai yra dar keli momentai, tai yra priglausti tuos, kurie išvyktų ir kartu atvykti, ginti fiziškai savo valstybės, kas yra labai labai svarbu. Ačiū. Jeigu kalbėsit trumpiau, daugiau aptarsim temų. Andrius Bagdonas, prašau. Tai visų pirma, kadangi čia yra politinių partijų lyderių debatai, aš kaip ir 2 politinės partijos norėčiau šiek tiek pristatyti liberalų sąrašą. Nebepristatinėsim, Andriu, čia yra liberalų politinių sąrašo. partijų debatai. Taip, ir jie yra organiški, čia ne VRK debatai. Tai dabar kaip aš sugalvojau, taip ir bus, labai atsiprašau. Taip, tai dabar kalbam apie saugumą. Tai mėly čia susirinkusieji ir tie, kurie stebite šitą transliaciją nuotoliu, aš čia šiandien atstovauju liberalų sąjūdį, kurį sąrašą veda Seimo pirmininkė dabartinė Viktorija Čmilytė Nilsen, antras sąraše yra Virginijus Alekna, trečias signataras Eugenijus Gentvilas, 4 Edita Rudelienė ir 5 aš, Andrius Bagdonas.
Mes pasisakome už tai, kad valdžia kuo mažiau kištusi į žmonių gyvenimus. Natūralu, kad liberalai tai pasisako. Antras labai svarbus dalykas, liberalų sąjūdis šioje koalicijoje buvo telkianti partija. Andriau, jeigu jūs atsakinėsit, toliau tęsit šitą mintį, tai jūs nebeatsakinėsit į šitą klausimą, kurį aš uždaviau. Gerai, gerai, jūs renkatės pristatyti, bet neatsakinėsit apie saugumą. Gerai, aš taip renkuosi pristatyti politinę organizaciją, kurią šiandien čia atstovauju. Jūsų pasirinkimas, bet tada atsakymo apie saugumą jūsų negirdėsim. Ačiū. Tai kaip ir sakiau, liberalų sąjūdis išskirtinai šioje valdančioje daugumoje buvo telkianti partija. Kuomet vieni koalicijos partneriai norėjo naujų Seimo rinkimų dėl savivaldoje problemų, liberalai labai aiškiai pasisakė, kad jeigu yra savivaldoje problemos, mes tas problemas ir turime savivaldoje spręsti. Mes neturime karo situacijoje pirmalaikių Seimo rinkimų rengti. Kuomet kiti koalicijos partneriai kartais dėl vieno ar kito įstatymo projekto sakė, kad jie žada pasitraukti iš valdančiosios daugumos, tai liberalai buvo ta stabilizuojanti jėga, kurioj valstybės interesas buvo svarbiau netgi už kai kurias nuostatas. Tai aš pristačiau mūsų komandą, pristačiau mūsų pagrindinės idėjas ir spalio 13 dieną kviečiu palaikyti liberalų sąjūdį. Ačiū. Ačiū, Zita Čepaitė. Ką jūs darysite? Apie ką kalbėsit? Taip, aš irgi pristatysiu partiją, nes iš tikrųjų pagal tai, ką pasakė ir kaip ten numušti tą droną, nenumušti tą droną, tai yra kariuomenės specialistų reikalas. Ir tikrai aš nepiešiu scenarijų šitame lauke. Aš noriu pristatyti savo komandą. Tai yra, mes esame Valstiečių žaliųjų sąraše, bet esame Igno Vėgėlės komanda. Visi tiesiog nepriklausom pačiai partijai, bet dalyvaujam kartu sąraše, tai yra jungtinis sąrašas. Tai Igno Vėgėlės komanda sudaro žmonės turintys, niekada nebuvo politikoje, niekada nebuvo Seime, bet turintys patirtį įvairiose srityse ir daug iš jų yra teisininkų, kas yra labai gerai, ir konstitucinės teisės specialistai, nes teisiniai dalykai įstatymai būna labai dažnai neparuošti ir daug kartų yra taisomi ir pertaisomi dar kartą. Tai aš pasakysiu tuos žmonės: Ignas Vėgėlė, Vytis Turonis, teisininkas, Ramūnas Aušrotas, irgi teisininkas, Kristina Zamarytė Sakavičienė, irgi teisininkė, Rimas Jankūnas, turbūt žinomas žmogus, kuris kalbėjo sveikatos klausimais ir kuris žino farmacijos reikalus ir farmacijos biznį ir panašius dalykus. Tai čia yra tokie pirmi žmonės, į kuriuos aš norėčiau, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Į mane irgi atkreipti dėmesį, aišku, bet aš manau, kad jau pakankamai aš apie save pasakiau. Ačiū. Mano tik pastaba. Ar jūs manot tikrai, kad dabar jūsų išvardintos pavardės yra įdomiau negu jūsų pozicija saugumo klausimais? Tai čia tik pastaba, bet čia pastaba tie, kas pristatinėjo. Jūsų pasirinkimas, Giedrimas Jeglinskas kalba. Gerbiama Daiva, aš manau, nebus kitokių taisyklių, negu sugalvojo mes organizatoriai. Tai jos yra tokios ir ne kitokios. Tai visiems turėtų būti jos vienodos, bet dvi politinės partijos pristatė savo kandidatus. Jūs turėjot 1,5 valandos kalbėti, ką jūs norėjot. Galėjot kalbėti savo laiku, kai kalbėjot apie save. Lygiai taip pat. Prašau, Giedrimas Jeglinskas. Sunku pasakyti, apie ką dabar jau čia kalbame. Kalbam apie scenarijų, kai nukrito dronas ir kaip diaspora dalyvauja irgi saugumas. Aišku, kad girdėjote, aš tikiu. Viskas susijungia, viskas iš tikrųjų yra sujungta. Drono toks nukritimas, koks įvyko Latvijoje, tai yra stiprus saugumo pažeidimas. Jeigu tai įvyktų pas mus, tai turėtų efektą visiems mums, visuomeniai, kariuomeniai, institucijom, visiems. Toks įvykis yra, tai kalbam apie rimtus dalykus. Atsakas, taip, kariuomenė turi atsakyti klausimus, beje, ar matom tokius dronus, ar oro gynyba jau išvystyta, ko dar reikia, kad praplėsti, pagilinti oro gynybą, tai, kad matytume dronus, ne tik tai aukštai skrendančias raketas. Tai čia daug techninių klausimų, kurios turi atsakyti su kariuomenės žiniomis, Valstybės gynimo taryba, beje, kuriai vadovauja prezidentas, ir tada Seimas, kaip aušinė labai tiksliai paminėjo, NSGK vadovaujamas, priimam aktus, papildomą finansavimą ir taip toliau. Aiški procedūra, bet tokia situacija būtų iš tikrųjų labai žalinga tiek visai visuomeniai.
saugi Lietuva tai yra ta Lietuva, kuri pritraukia mūsų emigrantus, ne emigrantus, išvykusius žmonės sugrįžti. Tai reiškia, toks raketos nukritimas būtų, turbūt sukeltų daugelio žmonių galvose, ką darom dėl vaikų. Ar vedam mokyklą, o gal važiuojam atostogų savaitę. Ir ką, matėme per karą, kai prasidėjo šitas plataus masto puolimas vasario mėnesį 22 metų, visko buvo. Ne? Tai vėlgi, čia iš politikų, ir čia aš manau, kalba turėtų eiti jeigu apie partijas kalbame, iš tikrųjų reikalinga labai aiški lyderystė, kompetencija ir labai aiški vizija, kur turime nueiti. Lyderystė reiškia, kad iš tikrųjų turim priimti tam tikrus sprendimus, kurie galbūt yra pakankamai skausmingi finansiškai, galbūt reikia kažkam pasiaukoti labiau, bet vėlgi, jeigu raketos krenta, jeigu jos atskrenda iki mūsų ir sprogsta ir nedaug dievė žūsta žmonės, valstybės pareiga yra apsaugoti mūsų žmonės, sukurtą saugumo, kuris yra pamatas, fundamentalus dalykas mūsų visuomeniai, kad taptume turtingesni, kad taptume lygesni ir visa kita. Saugumas yra esmė. Tai vėlgi, čia vėlgi įdėsiu partinį, kaip visi čia pradėjo, tai tikrai turime kompetentingą komandą, netgi šešėlinę vyriausybę subūrėme ir paskelbėme, tai vėlgi yra, tai partijos programos esmė yra kompetencija iš tikrųjų dirbanti vyriausybė. Ta ir atnešame. Ačiū. Oi, kaip jūs nemėgstat taisyklių laikytis. Prašau, Einaras. Aš būsiu konkretesnis, nekalbėsiu čia šneka vėjus. Žodžiu, esmė yra tai techninis klausimas. Nukrito dronas, ane? Visų pirma, ar 100% turim įsitikinimus iš detalių likusių, ar tai buvo tikrai rusiškas dronas? Nes gamintojų yra daug, bet principė, bet kokiu atveju vis tiek atskirti, kas gamintojas pagal dabartinius gaminimo būdus ir metodus, principė įmanoma. Tai vienas dalykas. Neužmirškim, kad diversijos vyksta ir vienoje ir kitoje pusėje. Tai prasme, kad kadangi Ukraina taip pat yra suinteresuota, kad Europa kuo labiau įsiveltų į karą, tai faktas. Ir dėl to tokio atveju pasienio diversijos pilnai įmanomos. Dabar juokingiau atsakysiu. Jeigu būtų ta benzino kolonėlė Žemaitaičio, sakykime, ne? O čia konservatoriai labai džiaugtųsi, ne? Sakykime, ypač kur žydelis Zingeris, ne? Bet jeigu tai būtų Zingerio bačka, tai čia padarytų triukšmą tokį, kad Jėzus Marija, kad mes čia tokie visus žydus čia mus baigė išsprogdinti ir taip toliau. Taip, tai yra būtent iš to požiūrį irgi reikia sakyti. Tai tokiu atveju ir sakau, kad jeigu taip būtų, sakykime, šiuo atžvilgiu kokio rusų verslininko, ne, visi džiaugtai, sudegė ir sudegė, ne, sakykime. O jeigu Lietuvos, tai jau viskas, jau problema. O jeigu Amerikos dar to labiau, jeigu Kaunados, ne, sakykime, viskas. Čia viskas priklauso nuo to, kaip mes iš tikrųjų realiai sudarom lygias galimybės vienas kitam. Mikas Sakalauskas, prašau. Tenais numušinėti, nenumušinėti, tai kariškių yra reikalas ir tai gana keblus klausimas, nes pirmiausia, raketos kainuoja žymiai brangiau negu tas dronas. Tada numušant droną automatiškai būtų atskleistos vietos, kur stovi ta priešlėktuvinė gynyba, gal ir be reikalo, ir galų gale, kur garantija, kad numušus jisai nesukels daugiau žalos negu dabar, kaip nukrito. Tai, o kaip ten bebūtų, pas mus koalicijoje yra kandidatas generolas Valdas Tutkus, tai aš manau, kad jisai, jeigu pateks į Seimą, tai geriau galės susirintuoti šitose klausimuose. O kas liečia diasporą, ryšį su diaspora, tai aš manau, kad jeigu Lietuvos valdžia ir toliau kurstys karą, tai diaspora didės. Čia kažkam atrodo, kad kažkur sto karą, tikrai? Gerai. Tai Ieva, prašau, Ieva Budraitė, prašau. Klausimas buvo apie tai, ką darom, kai dega degalinė, neaišku, kieno padegta, rusų ar šiaip provokatorių. Tai uždavinys numeris 1 - nekelti dezinformacijos bangų, ypač Seimo nariam, kurių atsakomybė ir autoritetas šalyje yra didžiausia. Ką reikėtų daryti, paklausti kariuomenės, ko trūksta tam, kad įvertintume realią grėsmę, ji yra, nėra ir ką daryti toliau. Antra, užtikrinti, kad gyventojai turėtų aišku algoritmą, ką daryti toliau, užsidaryti langus, neiti į lauką, neįkvėpti kenksmingų kietųjų dalelių ir taip toliau.
ir palikti atviras rankas specialistams, kurie pasirūpins gynybą. Bet po šituo klausimu iš principo potekstė buvo labai aiški, kokia mūsų pozicija teroristinės Rusijos atžvilgiu. Tai mano, ji yra vienareikšmiška, mes turim visomis išgalėmis padėti Ukrainai laimėti karą, padėti jai vykdyti reformas, kad jinai taptų ES dalimi. Ir taip pat turim nustoti mokėti savo pačių lietuvių ir jūsų pinigus Rusijos režimui, iš kurio jis ir finansuoja tą agresiją, kurią matom prarastų gyvybių prasme. O mes finansuojam kaip paprastai pirkdami naftos produktus iš šitos šalies. Kol mes neišmoksim gyventi be gamtinių dujų, be naftos, tol mes tiesiogiai arba netiesiogiai šersim Putino režimą. Gerai, ir Jonas Pinskus, prašau. Aš tiesiog norėčiau pasitikslinti klausimą. Jūs minėjot, ar tai dronas su sprogmenim, ar tai Shahed raketa tolimam veikimo? Jonai, esmė, man atrodo, va čia jūsų Jokio kolegė iš skirtumo dešinės nėra. labai gerai išvelgia potekstę, tai čia apie tai. Ir jeigu reiktų spręsti šitokį scenarijų, kokie būtų tie sprendimai ir kokia apskritai yra diasporos vaidmuo saugumo klausime, Lietuvos saugumo klausime. Tai gal nebegaiškim laiko. Atsakymas būtų labai trumpas. Iš tiesų, manau, kad tokių dronų paskraidimai virš NATO šalies, kaip šiuo atveju atsitiko Latvijoje, ir po to pasako, kad tai atsitiktinis įskridimas, tikrai taip nėra. Tai yra tiesiog jau yra testavimas mūsų oro gynybos, NATO oro gynybos, ir šitam sprendimui jau turi būti algoritmas paruoštas iš anksto. Ir manau, jis turėtų būti toks. Išskrido į mūsų oro erdvę, jį turi ar Shahed raketą, ar bet koks dronas turi būti numuštas. Tai iš tikrųjų bus toks geras atsakas tom šalim, kad net netestuokit mūsų valstybių, mes ir mūsų žmonės yra saugus. Gerai, kadangi čia daugumai yra svarbus tas pilietybės referendumo klausimas, teisingai sakau, ar ne, tai mes tada kitus jūsų pasisakymus apie tai ir padarykim. Ir yra, ką aš sulaukiau iš anksto, kokių klausimų. Tai vieną iš jų ir įgarsinsiu, kas ir būtų toks temos apipavydalinimas. Lietuviai yra didžiausia tautinė mažuma Jungtinėje karalystėje, negalinti įgyti Jungtinės karalystės pilietybės, neatsisakant Lietuvos pilietybės. Ką darytumėte, kad Lietuvos piliečiai gyvenantis Jungtinėje karalystėje galėtų būti visavertė Jungtinės karalystės visuomenės dalis? Kaip spręsti štai šią problemą? Tai pradėkim gal dabar nuo kito galo, taip, Jonai, prašau. Ir jeigu jūs matysit, kad kažkur dar norit kokį nors papildomą klausimą, vieną ar porą, tai po šitos diskusijos, nes tada jau bus jų klausimai vieni kitiems ir pabaigsim šitą epopėją politinę. Iš tiesų, kiekvienas žmogus turėtų galimybę ir teisę apsispręsti, lygiai taip pat kaip ir skiepų atveju, ar skiepytis ar ne, tai yra jo kūnas ir jis turi tą sprendimą priimti. Tai šiuo atveju aš labai kvieščiau sugrįžti į Lietuvą ir turėti vieną pilietybę, bet jeigu jau atsitinka taip, kad gyvenimas sudėlioja, kad jūs norit pasilikti čia, tai ta galimybė tiek Lietuvos, tiek Anglijos pilietybės turėtų būti suteikta. Aš pati referendume balsavau už ir man labai gaila, kad nepavyko pakeisti dabartinės tvarkos ir manau, kad turi būti dedamos pastangos tą tvarką pakeisti galų gale, o ką daryti minimumo atveju, tai mes turėtume stiprinti savo diplomatinę tarnybę, kad jį ieškotų įvairiausių bendradarbiavimo su Jungtinė karalystė formatų, kad tos socialinės paslaugos ir jų prieinamumas mūsų šalies gyventojams būtų garantuoti. Mikas Sakalauskas, prašau. Tai pasižiūrėjau, 148 straipsnis Konstitucijoje parašyta. Konstitucijos 1 straipsnio nuostata, kabutėse, Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, kabutės užsidaro, gali būti pakeista tik referendumu. Jeigu už tai pasisakot, viskas, tik ta vieta.
Neberodo toliau, tą vieną sakinį. Tai dabar aš skaičiau prieš tai. Mes galėsim kokius konstitucijos skaitimus padaryti, bet dabar gal ne visai čia, tai tęskim toliau. Mikai, prašau, jūsų atsakymas į klausimą koks? Tai mano atsakymas yra toks, kad jeigu Seimas norėtų, galėtų po 2 mėnesių jau būti įteisinta dviguba pilietybė. Maža to išimti tai priėmė, kad iš vaikų netimama būtų pilietybė, tai kodėl išimti negalima dėl imigrantų padaryti, lygiai taip pat. Tai čia iš tikrųjų tas klausimas, bet tai ir dar ne tas dalykas. Reiškia, taikos koalicijos programoje yra parašyta, kad bus keičiama referendumo kartelė iš 300 000 į 100 000 ir tam, kad referendumas būtų įvykęs, jame turi dalyvauti, jeigu neklystu, 40% rinkėjų, taip kaip Seime. Tai kažkodėl Seimą, kad išrinkti, reikia visai nedaug rinkėjų, o kad referendumas įvyktų, kur tautos valia tiesiogiai skelbiama, tai čia reikia labai didelę kartelę kažkodėl uždėti. Tai šitą irgi labai lengvai galėjo pakeisti gerbiami Seimo nariai per visą kadenciją turėdami didelę daugumą, bet nepakeitė šitos vietos, nors žmonės rėkė ir per visokius šeimų maršus, per tas, kaip vadinamas, riaušės ten ir taip toliau. Visur žmonės rėkė, kad nori, kad būtų tai padaryta, bet ne, Seimas nusprendė šito nedaryti per šitą kadenciją. 4 metus tam turėjo. Dar turi 2 mėnesius iki naujo Seimo. Dar galit padaryti, dar yra laiko. Taip, referendumų kartelę pamažinti. Kartelę siūlo taikos koalicija sumažinti referendumu. Toks, supratau, pasiūlymas. Einaras Vildė, prašau. Apie referendumą kalba buvo nuo pačios pradžios, jau 20 metų kalbėjome, reikia, nereikia referendumą. Bandyta buvo apeiti tą referendumą kiek įmanoma visokiais būdais. Konstitucinis teismas aiškiai pasakė, kad tai viskas turi būti referendumu šiuo atžvilgiu. Be abejo, nes, kaip teisingai žmogus iš kairės sako, kad norint referendumas, kad įvyktų, reikalinga žeminti referendumo kartelę. Būtent ir jeigu yra pasiūlymas referendumui, iš 300 mes nebesurinkam, mūsų tautos nebėra. Tai iki 150 tai tikrai turėtų sumažinta būti kartelė. Šitoje vietoje, bet tik tai ne vien tik tai šitoje vietoje turi būti sumažinta kartelė. Nes žinot, kad dalyvauti turi vis tiek, 51% turi būti, nes vis tiek tai tada tokia atveju tikrai dauguma. Bet jūs žinot, kad iš tų balsuojančių 51% dar turi būti kaip minimum 70%, kurie turi už tą referendumą pasisakyti. Va šitą kartelę galėtų būti sumažinta irgi panašiai iki 51%. Tada tas referendumas bus realus, nes dabartiniam momente tai buvo praktiškai daugiau būtent konservatorių PR-as rinkimų metu, kad pritrauk daugiau balsų. Aš daugiau nematau kito šitą pasiteisinimo ir šiai dienai iš tikrųjų tas referendumas, jisai buvo užprogramuotas, kad jo neįvyks. Ačiū. Giedrimas Jeglinskas, prašau. Faktas, kad referendumo agitacija tikrai nebuvo nei profesionali, nei veikianti ir tas nesuveikė, čia, žinau, administracinių resursų nebuvimas ar finansinių, tą reiktų normaliai išspręsti. Kodėl taip įvyko? Kodėl nebuvo jokios agitacijos, nebuvo niekur. Tai yra absurdas. Bet kalbant apie, aišku, referendumas yra, norim tą dalyką pakeisti konstitucijoje, reikia eiti per referendumą. Bet kitas dalykas yra, tai iš viso dabar turėtume imti ir sustabdyti bet kokią pilietybės atėmimą jau dabar, kad negalėtum, kad biurokratai, kurie tenai siuntinėja jums žinutės, negalėtų, kad neatimtų tos pilietybės. Tai ar per moratoriumą būdą, ar kitų būdų yra būdų, kur nukelti tą efektą, kuris atsitinka žmogui gavus tą žinutę, kad jisai, žiūrėkite, jūs dabar nebe Lietuvos pilietis. Tai yra būdų ir biurokratiškai tą dalyką spręsti trumpuoju laikotarpiu, bet ilgo laikotarpiu, aišku, reikia eiti į referendumą, bet su normalia kampanija. Su normalia kampanija ir agitacija, kur prezidentas irgi atsisakė normaliai, visus ragino prezidento kampanijos metu, tai išeinam su bendra žinute. Visi kandidatai agituojame ateiti ir balsuoti už. Ne, ten atsirado advokatas kažkoks, dar kiti, kurie nenori. Tai čia matome, tai tokį ir pamatėme situaciją. Zita, prašau, jūsų pasisakymas. Taip, dėl
paties referendumo, kuris iš tikrųjų referendumas dėl dvigubos pilietybės, apskritai pats dvigubos pilietybės klausimas tapo rinkiminė korta. Ir todėl nėra susitariama. Čia buvo sakyta, o čia valstiečiai žalieji jie pasisakė prieš. O kaip tada buvo, kai valstiečiai žalieji darė tą referendumą, tai konservatoriai pasisakė prieš. Tai ta prasme yra iš tikrųjų tos politinės įtampos dėl to, kas maždaug tą prastums. Reikėtų sutarimo, reikėtų didelio politinio sutarimo šituo klausimu, tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad čia sako referendumo kartelę nuleisti ir taip toliau. Tai yra tam tikri punktai, kurie yra konstituciniai ir konstituciniams punktams spręsti referendumo kartelė negali būti žema, labai nužeminta, nes tai gali mus labai įvelti į didelės bėdas. Yra paprasti klausimai, kur reikia atsiklausti žmonių, tai tada šita kartelė gali būti nužeminta, bet ne tokiems svarbiems dalykams kaip konstitucijos keitimas dėl dvigubos pilietybės leidimo. Aš vėlgi laikausi savo pozicijos, tą vadinamą įtvirtinti teisę į prigimtinę pilietybę, kad žmogus nebūtų verčiamas jos atsisakyti. Jeigu jis pats nori atsisakyti, jis gali tą padaryti. Kitas dalykas yra, kaip Konstitucinis teismas išaiškino, jis išaiškino, kad buvo išaiškinta, kad atskiri atvejai yra atskiri išskirtiniai atvejai. Tai čia ir yra klausimas, kad galbūt galima išplėsti tą atskirų atvejų bazę. Nes atskiras atvejas nėra išskirtinis, pavyzdžiui, yra atskiroji nuomonė. Čia toks išaiškinimas buvo gana savitas, įdomus, bet aš jo neginčiau. Konstitucinis teismas taip nusprendė. Todėl aš manau, kad iš tikrųjų vėlgi, kalbantis su visais, siekiant kuo didesnės politinio palaikymo, būtent įstatymo ar pilietybės įstatymo pakeitimu Seime būtų galima įteisinti kad žmogaus teisė į prigimtinę pilietybę. Saugikliai yra būtini, šitos saugiklius taip pat galima sudėti ir aprašyti. Taip pat valstybė gali pasilikti teisę tą pilietybę anuliuoti tais atvejais, kada tas asmuo, kuris turi dvigubą pilietybę, kenkia valstybei arba dirba, tarnauja kitai valstybei. Ačiū, ponia Zitačių. Andrius Bagdonas, prašau. Taip pat vyksta, yra komisija, kuri tai daro. Gerai, tai ačiū. Yra instrumentai. Ačiū. Prašau. Norėčiau keletą akcentų vis dėlto pasakyti. Visų pirma, nėra dvigubos pilietybės. Jūs nei viename pase nerasite, kad parašyta dviguba pilietybė. Yra 2 šalių pilietybės arba 3 šalių pilietybės ir tą reikėtų fiksuoti labai aiškiai. Antra, mes ne tik darysime, bet ir jau dabar darome. Ką įsipareigojame tiek Aušrinė, tiek Dalia, tiek aš prieš 4 metus, kad surenksime referendumą dėl pilietybės išsaugojimo. Ta ir padarėme. Gaila, kad pritrūko balsų, nepaisant to, kad daugiau kaip 100 000 žmonių daugiau pasisakė už pilietybės išsaugojimą. 1 040 000 žmonių palaiko pilietybės išsaugojimo klausimą. Ir man keista, kad kartais žmonės nesupranta, kam ta pilietybė antros šalies ar trečios reikalinga. Jeigu tu nori gyventi pilnavertį gyvenimą kitoje šalyje, tu turi turėti to šalies pilietybę. Kitaip tu nestovėsi 2 kojomis ant žemės ir negalėsi tam tikrų darbų dirbti. Taip yra. Ir aš dar nebaigiau. Ir man atrodo, mes turime tą galimybę padaryti. Dar vienas labai svarbus dalykas. 92 metai, konstitucija ir tik tai mūsų tauta ją priėmė, bet tuo metu Rusijos kariuomenė buvo dar Lietuvoje ir sąlygos buvo visiškai kitokios ir grėsmės valstybei buvo kitokios. Dėl to pilietybės klausimas yra 1 straipsnėje, kur yra kalba apie Lietuvos žemių vientisumą. Ir jeigu kolegos siūlo, dabar referendume reikia, kad daugiau kaip pusė žmonių pasakytų už. Tai reiškia, kad 1 300 000 žmonių turėjo pasisakyti, kad pilietybę galima būtų išsaugoti Lietuvos įgijus kitos šalies. Mes girdime pasisakymą, užtektų 100 000 arba 150 000. Tai ką ir žemė Lietuvos tada taip dalintumėm? Jeigu 100 000 galbūt mažumos kažkurio žmonių prabalsuoja, kad dalį Lietuvos mes atiduodame Rusijai, tai mes ją turėtumėm atiduoti. Ne, mes negalime mažinti kartelės. Ir aš tam tikrai nepritariu. Tai man atrodo, mes ne tik darome, ką pažadėjome ir kaip ir minėjau, įregistravome, subūrėme plačią labai koaliciją. 74 parlamentarai pasirašė įstatymo projektą, kad NATO šalies pilietybę įgijęs lietuvis
neprarastų Lietuvos. Ir čia reikia Seimo balsavimo. Ir jeigu pateikimo stadiją praeitume dar šioje kadencijoje, kitoje galima būtų platesnės tos išimties. Nes šiai dienai yra 11 išimčių, 2 kolegių dėka, kurios buvo iniciatorės, mes 2 pataisas priėmėme ir vaikai nebepraranda Lietuvos pilietybės, nesvarbu, kiek jiems dabar metų bebūtų. Tai jeigu trumpai būtų tiek. Ačiū. Prašau, Dalia Asanavičiūtė. Na, aš pradžiai norėčiau paskaityti vis dėlto tą 148 straipsnį Konstitucijos, kuris buvo nepaskaitytas iki galo. Ir jisai sako, tik referendumu gali būti keičiamos 1 skirsnio Lietuvos valstybė bei 14 skirsnio Konstitucijos keitimas nuostatos. Konstitucijos pataisas dėl kitų Konstitucijos skirsnių turi būti svarstomas ir dėl jų balsuojamas Seime 2 kartus ir ten jau toliau nurodoma, koks terminas ir kaip ten yra balsuojamas Seime. Na tai aš tik tiek norėjau, o dėl to, kad konservatoriai praeitoje kadencijoje agitavo prieš referendumą, tai vėlgi nemaišykime, konservatoriai agitavo prieš kitą vykusį referendumą, kuris pakišo koją ir pilietybės referendumui, tai vyko, jeigu atsimena, dėl Seimo narių mažinimo referendumas, kuris galiausiai, nepavyko ir net... Tai dabar kalbame, klausimas, tai buvo apie žmonių orumą, ar ne, gyvenančių Jungtinėje karalystėje. Ir visą laiką yra potekstės kažkokios, kažkas jas mato, kažkas ne, taip. Taip, tai klausimas buvo apie orumą. Kaip žmonės, Lietuvos piliečiai, gali oriai gyventi Jungtinėje karalystėje. Tai visų pirma, mes turime nepamiršti, kad po Brexito atsirado tam tikra gyventojų, norinčių čia gyventi ne Britanijos piliečių tvarka, tai tas settlement prie settlement statusas, kuris tikrai leidžia dirbti, užsidirbti, mokėti mokesčius. Tai oriai gyveni, kai tu gali dirbti pagal savo specialybę, kai tu gali uždirbti ir paremti savo šeimą, tam reikalinga kalbos mokėjimas, tam reikalinga įsilieti į vietinę bendruomenę, dalyvauti lietuvių bendruomenės ar kitų organizacijų veikloje ir jaustis oriai. Bet jeigu kalbant apie pilietybės išsaugojimą, na, taip, nepavyko, ar ne tai, ką jūs darytumėte, aš dariau, stengiausi su kolegomis, dabargi registruoti 2 pasiūlymai. Tai yra NATO ir ES NATO partnerės valstybė pilietybė įgijus kitos Lietuvos išsaugoma, na ir atidėjimas 5 metams moratoriumas dėl pilietybės netekimo plus apsunkinimo netekimo procedūra. Na tai tiek ko gero. Ačiū, Aušrinė Armonaitė, prašau šią temą. Taip, dėkui. Užbaikit, prašom. Kas toliau dėl pilietybės, man atrodo, čia ir salėje, ir žiūrintiems transliacija yra svarbiausia. Tai visų pirma, 1000 žmonių maždaug kiekvienais metais yra 1000 žmonių atimama Lietuvos pilietybė. Kai mes pasinagrinėjom detaliau statistiką, paaiškėjo, kad tik 100 žmonių iš to 1000 patys ateina į institucijas ir pasako. Tai reiškia, kad 900 žmonių kiekvienais metais iš jų valstybės institucijos proaktyviai išieško. Tu turi pildyti klausimyną ir sutikimus visokius, kad, jeigu ateini prasitęsti asmens dokumentų, tu pildai, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose ar ne, sutikimą, kad konsulinė Lietuvos atstovybė užklaus vietinių institucijų apie tavo įgytą, pavyzdžiui, pilietybę. Ką po referendumo kitą dieną aš ir Laisvės partija pasakė? Užtenka. Pritaikykim don't ask, don't tell principą. Jeigu yra kitas pasas, tegul jis ir lieka. Neatiminėkim, proaktyviai neatiminėkim. Profesorius Egidijus Kūris tada televizijos laidoj viešai pasakė, kad labai blogas pasiūlymas, blogai išdėsčiau Aušriniai konstitucinę teisę. Bet laikai keičiasi. Keičiasi Konstitucinio teismo išaiškinimai. Pažiūrėkim, šiandien Konstitucinis teismas dėl šeimos turi visai kitokius išaiškinimus. Gali Konstitucinis teismas kitaip ir aiškinti pilietybės klausimą. Ir aš turiu vilties, kad visų pirma sustabdžius pasų atiminėjimą, galima pakeisti ir konstitucinę doktriną, kad Konstitucinis teismas tiesiog kitaip šiuolaikiškai, keičiantis laikam, aiškintų konstituciją. Dėl referendumo, jeigu mes vėl į jį einame, reikia bent vieno iš 2 papildomų dalykų.
Arba mes turime įteisinti internetinį balsavimą diasporai, su galimybė pasinaudoti daugiau biometrinių duomenų, kad jeigu kas neturi elektroninio, pavyzdžiui, banko prisijungimų, kad galėtų kitaip identifikuotis. Arba mes diskutuojame dėl referendumo kartelės nuleidimo ir kodėl, aš tai sakau labai atsakingai, aš konsultavausi su mūsų bendražygiu buvusiu Konstitucinio teismo pirmininku profesoriumi Dainiumi Žalimu. Jisai sako, Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad pavyzdžiui, pirmas straipsnis Lietuva yra nepriklausoma demokratinė valstybė, jis negali apskritai būti keičiamas referendumu. Tai tam tikri saugikliai yra sudėti, kurie leidžia mums likti atviriems dėl kitų taisyklių keitimo. Bet taip, kaip jau mes ėjome į referendumus anksčiau 2019 metais, dabar mes jau eiti nebegalim, nes mums vis dar trūksta. Trūksta nedaug, bet vis dar trūksta. Tai tokias išeitis aš matau ir kaip dabar einanti pareigas ministrė ir Pasaulio lietuvių apygardos kandidatė, tokį kelią matau toliau. Gerai, dabar padarykim tokį dalyką. Aš palaukit, aš pasakysiu viską, ką mes dabar darysim, galėsit pareaguoti. Kadangi yra visiškai jau visas peržengėm laiko limito ribas ir jau lipam ant parodos pristatymo, tai darom taip, dar kokį 10-15 minučių čia maksimaliai, tai turėkime omeny, tai paskutinis etapas. Arba jūs reaguojate į tai, ką norit sureaguoti, arba kitas variantas užduodat klausimą viens kitam, ką ponas Vildė čia labai norėjo padaryti. Tai rinkitės, kurį norite. Aušrinė Armonaitė norėjo reaguoti skaičius, Zita Čepaitė į kažkokius dabartinius pasakymus, bet neišsiplečiant. Sutarėm, laikysitės taisyklių kaip nors, bent jau pabaigai. Taip. Gerai, tai gal pradėkim nuo, taip, Zita, tada jūsų reakcija, ką jūs čia norėjot pareaguoti, ir Eina Railoškai klausimą. Į ponios Asanavičiūtės pasakymą dėl to, kad tada buvo dėl kito referendumo. Ne, tai buvo dėl pilietybės referendumo, tai buvo 7 įvairių partijų politikai, galbūt ko gero jūs pati ir moderavote šitą, ir aš ten buvau, ir ponas Kubilius pasakė, mes kaip partija negalim pritarti referendumui dėl pilietybės, nes mūsų rinkėjai to nepalaiko. Visiškai atvirų tekstų. O dabar iš tikrųjų dėl referendumo įstatymo ir Konstitucinio teismo sprendimo, tai ačiū, Aušrinė, kad jūs siūlote, kad galima pakeisti Konstitucinio teismo sprendimą. Kiek prisimenu, tada pirmininkavo ponas Žalimas. Ar jis jau irgi pakeitė nuomonę dėl dvigubos pilietybės? Tai gerai, Aušrinė, atsakykite klausimą ir dar, jeigu norit pakomentuoti kažką apie tos skaičius, ką ten norėjot paneigti ar patvirtinti. Taip, bet paskui man jūs neduosit daugiau žodžio. Žiūrėkit. Jeigu jūs kalbėsit aš pasakysiu trumpai dėl profesoriaus Žalimo, jisai kaip mūsų komandos narys, kuris ieško išeičių, kaip vis dėlto sudaryti sąlygą žmonėms išlaikyti pilietybę. Ta galiu labai atsakingai pareikšti. Dabar, kaip suprantu, yra galimybė paklausti. Galimybė paklausti, taip, prašau. Labai rimtai diskutuojam ir rimta tema, bet gal paklausiu pono Jono Pinskaus. Galvojau, kad kažkurio būtinai iš kandidatų norėsiu to paklausti. Kai ėjau į šitą pastatą, šiandien ant jo pastebėjau LGBTQI vėliavą. Jūs, ir jūsų partija iš tikrųjų kovoja tarsi prieš LGBT žmonės. Klausimas mano toks, ar nebuvo baisu įeiti į šitą pastatą? Jonai, o jėtų, aš jūs nuo žmonos užstojau. Laukit, turiu pasisakyti. Prašau, atsakymą. Matot, Laisvės partija pastoviai ieško priešų. Aš tik tiesiog noriu pasakyti, kad jūs nemaišykit mūsų su gražuliais. Mes pasisakom už tradicinę šeimą, mes pasisakom už LGBT propagandą be tėvų sutikimo mokyklose ir darželiuose. Mes suprantam, kad tokių žmonių grupės yra. Mes sakom, kad jūs gyvenkit, viskas gražu, viskas gerai ir tikrai nesam nusiteikę prieš tą žmonių grupę. Bet iš tiesų nelyskit į mokyklas,
į darželius, nesako, įleisk į bažnyčią iš karto ant altoriaus lipa, taip kad tikrai nebaisu. Gerai, Jonai, gal jūs prateskit ir užduokit klausimą ir gal dar kokią nors, jeigu reakciją norit trumpą. Aš gal trumpą klausimą norėčiau gal užduoti Giedrimui, kadangi jis vienintelis čia sėdi iš praeitos vyriausybės. Mūsų programoje yra įrašytas punktas, kad privatizuotas Igničio akcijas grąžinti valstybei, tai yra išpirkti jas. Kaip jūs balsuosit ir kaip jūs pasako tuo klausimu? Giedrimas Jeglinskas, prašau. Ignitis sugrįžta. Niekur nenueina. Iš tikrųjų, Igničio privatizacija, žinoma, gaubta daugybės mitų ir visokių sakmių pasakų. Iš tikrųjų, privatizacija, vėlgi, apie procesą mes galime kiekvieną tą procesą išnagrinėti, rasti ten, kas blogi, kas geri, kas ten vyksta gerai, blogai, bet tai leido rekapitalizuoti Ignitį, tai leido sukurti įmonę, kuri yra pažangi, kuri sugeba pritraukti kapitalą ir iš čia, iš Londono Cityo, ir per obligacijomis, ir savo per equity. Tai vėlgi, kompanija tapo geresnė, jinai tapo tai, kas yra reikalinga, ten, kur turi eiti, kur turėjo nueiti. Tai vėlgi, aš tikrai nemanau, kad turėtume eiti link kažkokio tai atgal žingsnio ir tikrai balsuočiau į likimą toliau gerinimą korporatinio valdymo, kas yra būtinai reikalinga. Vėlgi, tai yra valstybinė įmonė, tai nėra privati įmonė, yra labai nedidelė dalis, kuri yra privatizuota, kuri leidžia mums iš tikro ir skelbti duomenis viešai ir duoda tam tikrą skaidrumą visose, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulinėse kapitalo rinkose. Tai yra didžiulis dalykas. Ir toliau, bet reikia toliau didinti, gerinti, reiškia, konkurencingumą per geresnį korporatyvinį valdymą. Ir tam valstybės įtraukimas tikrai yra būtinas, nes kaip valstybinė įmonė, Igničio tikslas neturėtų būti pelno didinimas. Taip, reikia reikia subalansuoti. Va čia, kur galime mes prisidėti kaip valstybė, iš tikrųjų įeidami į tas per valdybą ir išgrindami jos tikslus, kad jos tikslas, tarkim, būtų paprasto geros kainos energijos tiekimas Lietuvos gyventojams arba ten saugumo. Tai yra vėlgi, yra ką galima perdaryti toje korporatyvinėme valdyme, tai faktas. Klausimas jūsų. Tai viskas tvarkoja. Giedrimai, klausimas jūsų, kam Aš nenoriu uždavinėti jokių klausimų, bet nors labai malonu būti tarp kolegų, aš tik noriu pasakyti, kad besirenkant ateina rinkimai, labai svarbus laikas yra. Gyvename tikrai pavojingais laikais, turime karą už sienos, turime daug neužtikrintumo ir ekonomiškai, ir socialiai, visuomenė yra susiskaldžiusi. Dabar klausimas, ko reikia, kad Lietuva būtų turtinga, laisva pirmiausia, saugi ir po to turtinga. Turime kompetenciją. Ko sakot? Pasakykit dar kartą, ko? Vogti nereikia. Kaip nevogti, ką jis? Ne, juokavim, aišku, bet žiūrėkite, yra reikalingos kompetencijos, reikalingi žmonės su kompetencijomis. Turi išrinkti į Seimą, perskaityti kiekvieno žmogaus biografiją, ką jie nuveikė, ką jie padarė, kur jie buvo, kokia jų vizija. Ir rinkitės pagal tai. Ir lygiai tas pats per partijas. Pažiūrėkite, kurios partijos iš tikro atveda kompetentingus, tikinčius į Lietuvą žmonės. Ir tai pats svarbiausias dalykas. Ir aš nebeklausiu klausimų daugiau. Gerai, supratau, klausimo nėra. Einarai, prašau. Pacituosiu 13 Konstitucijos straipsnį. Jisai skamba taip. Lietuvos valstybė globoja savo piliečius užsienyje, draudžiama išduoti Lietuvos Respublikos pilietį kitai valstybei, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nenustato kitaip. Kodėl aš jį pacitavau? Čia konkrečiai straipsnis buvo taikytas mano vaikams, kurios norėjo atimti. Jie turėjo visi lietuviškus pasus, Lietuvos valstybė nieko nepadarė, kad apsaugoti savo mažus piliečius. Ir dabar norėjau, o klausimas yra toks, būtent Asanavičiūtei. Kaip Jūs manot, ar tai padoru politikui, kurio mes iš principo pažįstame ne vieną kartą, ne bendravę, yra neatsakinėti į skambučius, neatsakinėti į laiškus, kada kreipiesi konkrečiai su pagalba, kad aš tada buvau toje situacijoje, kada nei Užsienio reikalų ministerija nekėlė ragelio absoliučiai, nei prezidentūra nekėlė informacijos. Informacija atėjo tik tai tada, kada aš iškėliau tai į viešumą, į spaudą. O jūs net ir iki šiol, kiaulės akis rodydama, taip ir sėdit ir čia bandot atstovauti Lietuvą. Iš tikrųjų, realiai jūs neatstovaujat Lietuvos. Dalia Asanavičiūtė. Ir
kam jūsų klausimas bus po to irgi? Na, aš atsakysiu. Na, tai Žinoma. Vilde, tamsta sėdėjot pas mane kabinete, buvot atėjęs į Seimą, valandą ar daugiau kalbėjomės, tai... Bet tuomet jau jūs skundėtės, kad vaikus atima. Bet va čia sakė, ar ne, aš irgi auginau vaikus, viena auginau vaikus. Čia, Jungtinėje karalystėje, dirbau, buvau pirmininkė bendruomenės, pas mane nei karto neatėjo jokios tarnybos ir manęs niekada netikrino. Tai čia tiesiog atsakymas. O aš nenoriu niekieno klausti, aš norėčiau iš tikrųjų labai jums padėkoti. Padėkoti jums gyvenantiems čia, Jungtinėje karalystėje, gyvenantiems, kur be būtumėt pasaulyje, kas mus žiūri, kas mato ir stebi, nes, na, jūsų dėka lietuvybė yra gyva. Jūsų dėka mes galime sėdėti čia ir turėti savo pasaulio lietuvių apygardos Seimo narį. Jūsų dėka gyvuoja mokyklėlės, lituanistinės, jūsų dėka, va, su tautiniais rūbais atsistokit, dalyvavę dainų šventėj, atsistokit ir visi jiem paplokit. Jau jie norėtų ateit pašokt, tai baigiam jau. Taip, tai yra žmonės, kurie aukojo savo laiką, Lietuvoje buvo, nuo 8 iki 12 repetavo ir tikrai mums džiugino ausį ir akį. Ir aš tikrai noriu, nesvarbu, turit Lietuvos pilietybę, neturit Lietuvos pilietybę, nenusivilkite savim, nenusivilkite bendruomenę, organizacijom ir nenusivilkite Lietuvą. Ačiū. Aš manau, kad jūs tautiniais rūbais norėtų ir pašokti kuo greičiau, tai mes jau, taip sakant, užbaiginėkim. Andriu, prašau. Tai aš vietoj klausimo, kaip sakėte, galima, ta prasme, replikuoti šiek tiek. Galite replikuoti. Tai internetinis balsavimas, ko daugelį metų siekia pasaulio lietuvių bendruomenė, dėja jo vis dar nėra ir man tenka apgailestauti, kad mes darbo grupėje diskutuodami dėl referendumo ir dėl galimybės didesnio įsitraukimo mūsų diasporos, na, mano siūlymui nebuvo pritarta, kad internetinis balsavimas būtų įteisintas, būtent skirtas referendumam, tam, kad padidinti tą rinkėjų skaičių, kurie galėtų dalyvauti ir balsuoti už. Ir to pasiekoje, na, nepaisant to, kad referendumas nepavyko ir tos skatinamosios priemonės, na, ne visos buvo jos įdiegtos, įregistravome, ką Aušrinė sakė, planuoja ateityje, tai toks projektas yra įregistruotas parlamente, kad referendumuose, kurio turinį sudarinėja parlamentas, galima būtų balsuoti internetiniu būdu. Tai tie dalykai, apie kuriuos kalbate ateityje, jie jau dabar yra daromi. Ačiū. Taip, dar nepakomentavę arba neuždavę klausimo, arba ir to, Mikas Sakalauskas, Ieva Budraitė, prašau. Tai mano komentaras būtų, reiškia, nuo 300 000 iki 100 000 norint sušaukti referendumą, o ne tam, kad priimta būtų. O tada, kad būtų priimtas, kodėl... Aš nežinau, kaip čia pasakyti, geresnių žodžių nerandu. Kodėl, ar negalvojat, kad jūs arogantiškai elgėtės, kai galvojate, kad žmonės Seimą, kad išrinkti, turi būti mažesnė kartelė negu referendumui? Nes referendumui labai aukšta kartelė. Referendumo vienintelis įvykęs referendumas buvo 2. Vienas, kai priėmė konstituciją, antras, kai stojome į Europos Sąjungą. Ir tai 2 dienas vyko referendumas ir kariuomenė, tai savaime, aišku. Tai čia net nebuvo klausimas iš esmės tas referendumas. Bet dėl stojimo į Europos Sąjungą, tai skalbimo milteliai, alus, 2 dienos referendumas, tada jau įvyko referendumas. Tai ką jūs nežinot, kad Lietuvoje neįvyksta referendumai? Tai čia klausimas jūsų ar komentaras kažkaip? Tai čia komentaras. Komentaras. O dabar klausimas Ievai. Gerai. Tai... Kolegos, jūsų yra 9, jūs įsivaizduojat? Tai aš sakau, mes čia 2 paras galim šnekėti. Aš net nebijoju, kad jūs turėtumėt ką pasakyti visada. Bet neguminiai esame, aš irgi specialiai atvažiavau čia, lygiai taip pat. Tai mes dar Vilniui susitiksim su jumis 19 dieną, galėsim dar pašnekėti. VRK debatuose, prašau. Tai vienas labai trumpas ir antras toks ilgesnis klausimas. Kiek procentų atmosferoje yra CO2? O antras klausimas, pateikite nors vieną įrodymą, reiškia mokslinį tyrimą kokį nors, kuriame būtų surinkti visi galimi klimato kaitos veiksniai, kaip silpstantis žemės magnetinis laukas,
besikeičiantis Saulės aktyvumas, kosminės spinduliavimo kaita, pavyzdžiui, 12 000 metų ciklą, turbūt girdėjote tokią, ne? Tai ir kad būtų tuo pat metu tas tyrimas apkaltintų žmonės dėl tos klimato kaitos, kuri dabar vyksta. Nors vieną. Va jau kur mes klausykit, kol arčiau naktis, tuo giliau čia jau brendam, prašau. Aš iš tikrųjų buvau pasiruošusi klausimą, ar balsuotų kandidatai į Seimo narius už tai, kad būtų privalomas konstitucijos egzaminas pretendentams į Seimą. Dar planavau paklausti... Gerai, bet turbūt atsakysiu į man skirtą klausimą. Ir tada paklauskit, taip. Klimato kaita visą laiką vyko. Jūs esat labai teisus. Per visą planetos gyvavimo istoriją klimatas keitėsi nuolat. Ir tam įtaką darė iš tiesų ugnikalnių veikla, Saulės aktyvumas, Žemės orbitos pasisukimai. Per visą planetos istoriją buvo mažiausiai 7 šalti ledynmečių periodai ir atitinkamai šilti tarp ledynmečių periodai. Bet skirtumas slypi tame, kad anksčiau visi tie procesai tęsdavosi 100 000 metų, o dabar pokyčiai, kuriuos